Žmonės dažniausiai nežino, jeigu turi užspaustą klubo sąnarį. Kasdieniai judėjimo ir sėdėjimo įpročiai sukuria nejudrumo zonas sąnaryje, kurios ilgainiui fiksuojasi. Sąnarys juda netolygiai, gali pradėti skaudėti nugarą, kelį ar klubą ir klubo sąnarys dėvisi nevienodai. Aš ir pats nuolatos audituoju savo klubo sąnarį. Tikrinu, ar jame kas nors neužsispaudė, ar jisai išlaiko visas savo galimybes. Ir tą padaryti galima tik tai su savo kūno svoriu. Jūs ir patys galite pasitikrinti, tik yra paprastesnių būdų. Atsistokite plačiau, rankomis kontroliuojate liemenį ir pradedate judėti su dubeniu, švelniai ir lėtai. Jaučiate, kaip atsiverinėja vienas ir kitas sąnarys. Jokio judesio stubure, mes norime izoliuoti sąnarius, judate taip minutę. Tuomet išbandysite kitas variacijas, išsuksite kojas į išorę ir atliksite tą patį. Labai jautrus ir kompleksinis judesys sąnariams, dėl to švelniai, mažoj amplitudei, neskubant ir be didesnio skausmo. Susuksite kojas į vidų ir atliksite taip pat minutę ir galėsite palyginti, kokios yra sąnarių galimybės ir ar jos skiriasi. Ir kratome kojas, suvienodinkite įtampas. Šis pratimas yra skirtas atskleisti ir suminkštinti slaptas klubo fiksacijas. Reikės laiko, dėl to neskubėkite ir nepadauginkit.